NFM, geros bangos NFM. Taip, ne šiaip su čia, taip išėjau greitai į eterį, nes reguliuojame ausinę vieną kitą, nes priešais mane yra 3 ausinės, tai mes beveik kvadro žmonės eterį. Ir Tomas čia ne šiaip šneka kažkokias tai fantastiškas nesąmonės, pas mane yra tikrai svečių, kuriems pavydėčiau iš tikrųjų fantazijos, kurie dabar stato spektaklį ir kurio premjera jau greitai bus, apie tą teatro gyvenimą, apie premjeras ir apie aplodismentus mes dabar šnekėsimės. Taigi pas mane iš tikrųjų yra toks sutvėrimas kaip Klaipėdos jaunimo teatras ir jo atstovai Laima ir Simonas. Laima yra Akstinaitė, o Simonas yra Ludnevičius. Ir režisierius, kuriuo jie dabar dirba, yra toks apdovanotas mūsų režisierius Jonas Tertelis, taip. Galima pasisveikti, pasibandyti. Sveiki. Labas. Gerai, tai gal pradžioj kairiojo fronto paklausiu Klaipėdos jaunimo teatras. Kas yra tai per sutvėrimas? Klaipėdos jaunimo teatras yra toksai sutvėrimas, kurį mes sukūrėm būdami dar visai jauni, nors ir dabar esame ne patys seniausi, bet tai yra jaunų žmonių kolektyvas, kuris Klaipėdoje kūrė teatrą jau 6 metai, man atrodo. Ir aš puikiai atsimenu, kad Klaipėdos jaunimo teatras buvo toks, kad ten vaidino studentai, trupė buvo suburta tuometinio studentų vadovo dėstytojo Valentino Masalskio, taip. Bet dabar jau matau, kad nuo Valentino šiek tiek nutolot ir viską darot savarankiškai ir seniai jau nebesat studentai. Kas pasikeitė dabar? Pasikeitė tai, kad mes pradėjom tiesiog nusprendėm apskritai keisti kažką savo teatre ir galvojom apie tai, kad reikėtų kviesti kuo daugiau įvairių režisierių. Neužsidirbtumėm taip ir neužsidarytumėm visi tiesiog kažkur čia. Ir ieškot naujos patirties su naujais režisieriais. Tai taip labai natūraliai gavosi, dar organizuojam kiekvienais metais jauno teatro dienas. Tai yra festivalis, taip, teatro. Ir per jį atvažiuoja įvairiausi režisieriai, su jais bendradarbiaujam ir jiems siūlom atvykti pas mus, statyti su mumis kažką ir jeigu kažkaip užsikabina visi santykiai ir viskas yra gerai, suprantam apie ką visi šnekam, tai tada atvažiuoja vis daugiau ir statom kartu su kitais režisieriais. Šiemet su jumis dirba Jonas. Kas jį pasikvietė, ar čia jis jūs pasikvietė, kaip viskas vyksta? Pirmas dalykas, jie mane pasikvietė į jauno teatro dienas, parodė savo pačią pirmąją darbą, Jes Munken. Aš matau, jį mačiau, ten apie ką buvo. O, geras kosmosas. Bandau prisiminti dabar. Tikrai buvo programoje, labai puikiai atsimenu. Jo, jis toks buvo tokia keista fantasmagorija, kurioje aš norėjau iškapstyti seriją temų, jas pateikti visiškai kitaip ir tiek ir savo, tiek ir žiūrovų užduoti labai nepatogių gal šiek tiek klausimų, bet labai linksma forma. Ir aš čia parodžiau, man žiauriai patiko, kaip jie mane priėmė kaip režisierių su tuo spektakliu ir kitais metais jie mane pasikvietė į jauno teatro dienas dalyvauti dirbtuvės, per kurias mes čia šėlam po visoje Klaipėdai. Ir tas vaibas, kuris tuo metu užsibūrė čia, tai buvo apskritai neįtikėtina, kad šiandien Lietuvoje teatre tokia gali susiburti didelė komuna iš daug režisierių, daug aktorių skirtingų, 4 dienas šėlti ir visiškai svaigti tuo ir be jokios kažkokios kreivos konkurencijos, su dideliu vienas kito palaikymu ir panašiai. Ir ten pradėjom jau kažkaip labiau bendrauti, šnekėtis. Jie daug referavo į tą Jes Munkeną, kurį mes čia rodėm. Ir po festivalio mūsų paklausė, Masalskis sako, tai su kokiu režisierium norėtume dirbti? Ir mes kažkaip taip visai būtų įdomu su to Jonu padirbėti. Tai jūs jau realiai workshopė jau pradėjote dirbti kartu? Taip, per festivalį. Smagu. Kas vyksta dabar? Kaip gimstas tie spektakliai? Jūs dabar jau kartu dirbat, nuo šiemet jūs statot grinai savo kūrinį kartu.
Taip. Kaip Tai jo procesas buvo tai, kad aš buvau ne šį pavasarį Jauno teatro dienose, dėja nebuvau, bet jau prieš tai pradėjau čia lankytis ir realiai daryti tokią seriją dirbtuvių su jais. Kartu per tai atsirinkti žmonės, kartu per tai pradėti analizuoti. Ir viskas prasidėjo nuo vieno paprasto klausimo, kuris man atrodo, kad labai aktualus ir Klaipėdai, ir man pačiam, ir visiems aplinkui. Tai buvo, kodėl dar ne visi emigravo iš čia. Ir tas klausimas buvo, kas čia iš tiesų laiko, žinai, tipo, ar mes esam kerpės ir bijom pajudėti, ar yra kažkokios realios priežastys ir kai viskas legia, kame čia šaknis. Ir to pasekoje mes labai gražiai tolom nuo to klausimo, nuo emigracijos pačios temos ir panašiai, ieškodami, kas realiai darosi mumise kasdienybei. Ir per tas dirbtuvės aš bandžiau jiem įsūdyti viską nors kitokio kampo, negu ką jie yra pratę dirbti, kaip man atrodė. Ir netgi galiausiai aš juos išsiunčiau, kaip mes sakom, į fieldą stebėti miestą ir stebėti tam tikras erdves. Ta prasme, kaip čia tai vyksta? Tu nueini ir stebi. Ir, pavyzdžiui, ateini į kavinę, sėdi, žiūri du žmonės, sėdi ir geria kavą. Ir tu juos talkini? Ne, jo, iš esmės taip. Iš esmės taip. Ir paprastas dalykas. Sėdi, matai du žmonės, kurie šnekasi ir tu tiesiog rašai jiem dialogą. Iš to, kad tu matai. Bet čia yra iš dalies toks aktorius darbas, jisai turi stebėti žmonės, kažkaip atkartoti tam tikrais momentais, jos mokėti ir... Čia kaip ką moko, žinai, bet iš esmės aš manau, kad kiekvienas menininkas savo ruoštų, žinai, stebi aplinką, stebi pasaulį, jis sugerinėja, per save filtruoja ir tą refleksiją, kurią jis ten išgimdo viduje ir savo kampu pasižiūri, pamatęs ten problemą, tam tikrą prasme išverčia į šitą pasaulį ir tada jau žiūrovas pamato tą kažkokį kampą. Bet iš esmės tu turi tik priemonės, dvi, ta prasme, savo vaizduotę, fantaziją ir tą žmogų, kurį matai, arba keli žmonės ir jų kūno kalbą. Ir tu žiūri, jie kažką šnekasi, galbūt tenais įsimylėjusi pora ar dar kažką, bet tu pradedi fantazuoti, o jeigu tai nebūtų, žinai, įsimylėjusi pora, gal jie kebabus pardavinėja kažkaip nelegaliai, žinai. Ir tu pradedi kurti tą visą siužetą ir paskui mes susitikdavom ir skaitydavom, kas ką galėjo prigalvoti ir kaip viskas pasisuko. O po to iš tų skaitimų mes pradėjom versti tai kažkokius sceninius etiudus. Ir iš tų sceninių etiudų pradėjo formuotis toks, žinai, toks kaip pasaulis, lyg tai jame matytum kažkokias nuotrupas. Ir tą pasaulį pradėjom formuoti vieno žmogaus kaip ir istoriją. Tai čia taip prasidėjo spektaklis, kurį jūs dabar sakėte? Ne, iš esmės buvo ne taip. Mes, iš tikrųjų buvo taip, kad Jonas parašė mums laišką, kuriame buvo pasakyta, kad mes, jis įsiūlė mums ir sako, man atkirbo šitą mintis, kaip čia dar visi nemigravo iš čia. Ir iš esmės mes gavomės tokie gražiai išdurti, nes mes turėjom kurti apie emigraciją ir visą kitą tą dalyką, bet mes taip, kaip Jonas sako, mes ten klydom, pradėjom šnekėti ir man tai šiaip labai gražu tas dalykas, kad mes nuėjom į save ir mes patys patapo medžiaga viso šito darbo. Kažkodėl tu pasidarei labai įdomus per šitą darbą. Nežinau, kaip čia taip, Jonas mus taip kažkaip apsuko, išvertė ir išdūrė. Jonas jau per workshopus planavo, kad jūs jį pasikviesti, tai čia viskas aišku, čia viskas aišku. Turėjo laiko planuoti. Aš tiesiog, kadangi aš tą metodą, taip, tame yra biški uždarimo, bet tas metodas, pačiai pradžiai viskas prasidėjo, aš jums daug klausimų duodavau ir jie pasakodavo. Ne viską atvirai pradžiai, po to atviriau, bet aš pats, kadangi antram kurse darydavau panašius stebėjimus ir panašiai rašiau, nes labai mėgstu kavą gerti, tai kartais nėra ką veikti. Tai ir po kurio laiko, kai paskaičiau tuos darbus, tai ką aš ten buvau pripetskilinęs, aš supratau, kad aš matydavau tai, ką aš norėdavau matyti, aš matydavau tai, kas man aktualu. Tuo metu aš matydavau tai, tas bėdas, kurias aš noriu matyti bėdas. Žmonės gal visai apie kitą kosmosą šnekėjo. Ir supratau, kad tai puikus tas savirefleksijos įrankis pats kaip toks, kur tu negali net suprasti, kad tu savireflektuoji. Tiesiog tu kuri. Ir čia šitas metodas šiek tiek taip ir paėjo. Bet negana to, mes labai daug, visi tie etiudai nėra
sukurti tik tai iš šitų refleksijų, kai kurie yra sukurti iš jų pačių istorijų. Kai kurie sukurti yra prie jūros. Prie jūros, mes darydom repeticijas prie jūros, jie turėjo ten daryti man performansus visokius ir panašiai. Tai tolimesnį fildą tu mus buvai išsiuntęs. Ir žodžiu, ir tame visame analizavom, kaip mus veikia tas pasaulis, iš to rinkom, dėjom ir suformavom tokį pasaulį, kuris yra dar mums rebusas, bet jį mes labai mielai pasidalinsim kartu su visais. Supratau, apie kosmosą ir kitus įdomius etiudus pakalbėsim dar po muzikinės pertraukos. Strangers in here tonight, just friends waiting to meet. And kick-ass beats. Tuk-tuk. 1, 2, 3. Kas ten? Tavo. Čia truputį parepavom, kaip visada per geras bangas mes visada repuojam, iš tikrųjų, su svečiais. Šiandieną kalbame apie teatrą, kaip gimsta spektakliai, ką tik sužinojome labai keistą ir įdomų ir man, pavyzdžiui, nepažintą būdą, kaip viskas gimsta, statosi. Šiandieną mes iš tikrųjų norim pašnekėti apie naująjį spektaklį, kurį jūs kuriat.
Taip. Kas tai bus? Ar tai ir bus apie emigraciją? Ne, tai ne kiek emigracija, bet gal, pavadinkim, ta atmosfera ir ta nuotaika, kurią šiandien tūna jaunas žmogus. Daugiau, žinai, kuris baigęs, profesionalas, iš esmės baigęs studijas ir panašiai, neturi, sunkiai pragyvena, sunkiai turi kažkokį motivaciją kažką ten naujo kurti arba kurti kokį startup ar dar kažką, žinai, bet iš esmės, kur sunku yra ir nežino, ką daryti ir mums dažnai atrodo, kad žmogus sėdi ir nieko nedaro arba vaikšto ir bumba ar dar kažką ir toks noras yra įlysti jo galvą ir pasižiūrėti, kas iš tiesų jo viduje darosi. Tai spektaklis iš esmės bus apie tą atmosferą, kurioje tūna tas žmogus. Užsidaręs, taip lyg skambėtų. Lyg užsidaręs, jo. Bet ten toj galvoj, tai ten... Daug gyventojų. Daug gyventojų. Ta prasme, ten geras, ne festas, bet toks pavadinkim. Festivalis, net galvoju. Panašiai. Ten, ta prasme, ten nėra, tai, žinai, kai būna, tu gali, jeigu ir sėdi užsidepresavę, žiūri į Maresą, ne, tai tavo galvoj labai daug kas vyksta, ne, šokinėja nuo vienos temos į kitą, kas legia, kas džiugina ir panašiai. Tai va, tas šokinėjimas yra panašiai ir spektaklį. Gan žaismingai ir gan ironiškai, stipriai ironiškai. Na, mes čia šalia turime Laimą ir Simoną, kurie yra ką tik baigę irgi savo mokslus ir dabar yra tam tikri teatro profesionalai. Kaip jūs galite atsakyti dabar? Ar jūs šitoj būsenai dažnai būnat? Ar jūs kaip tik jaučiat, kad jūs viską labai daug darot ir Ne, aišku, savęs, tai dėl to tokia tema ir buvo galbūt pasirinkta, nes mes labai daug kalbėjom apie tai, analizavom savo būsenas, kaip mes jaučiamės ir taip toliau. Nėra taip, kad aš visai neseniai baigiau. Nemeluoju. Aš negaliu pasakyti tiksliai, bet žodžiu. Aš manau, kad tos būsenos yra, kad yra arba labai aktyvi tavo būsena, arba labai stipri tavo vidinė, va tokia vidinio festivalio parkės džiaugsmo ir what the fuck čia darosi šiuo metu. Aha. Tai labai stipriai jaučiasi, kad jeigu tu turi labai konkrečią užduotį, veiklą ar užsiėmimą, tai tu esi veiksme ir ne mintise, bet kai tik baigėsi veiksmai, statymai arba yra kažkokia pauzė tavo gyvenime, labai greit patenki į tokį, tai vis dėlto ką aš čia darau ir kas čia vyksta ir visi klausimai ir visos. Spektaklis atrodo labai sudėtingas iš tikrųjų. Ar jis toks ir yra? Nėra jis toks, žinai, labai paprastas, kaip kad atėjo Petriukas, susilaužė koją ir išėjo per tramentą, žinai, bet prasme jis yra gan klampus, bet tame yra labai daug žaismės. Ar jis yra sudėtingas? Nemanau. Mes, man atrodo, labai stengiamės tos klampios savo galvos neklampiai ją pateikti. Jo, mes bandom su to žaisti, kas darosi toj galvoj, žinai. Ne, ta prasme, tai nėra spektaklis, į kurį, jeigu tu užsilaginęs ateisi, dar labiau užsilaginsi. Okay. Čia gal ne taip, kaip ten kažkam tai, kur įeiti draudžiama yra, čia kažkoks spektaklis vienas. Bet kur, ta prasme, tu ateini šiek tiek pamatyti tą iš šoną ir mano noras buvo į tą pusę nukreipti žiūrovų žvilgsnį dėl to, kad tu galėtum įsivardinti, kad tie dalykai yra. Žinai, ir kai tu gali įsivardinti, man atrodo, pačiam ir paprasčiau išlipti iš tos būsenos. Netgi ir dabar mes repetuojam, dėliojamės ir kartais būna, tai čia kai būna taip ir, jo, iš tiesų, tai, žinai. Jo, ir iš tikrųjų, kai šitie momentai būna, kur tu pradedi analizuoti ir matyti ir išsiaiškini, kad, va šitas momentas, tai vyksta tokia biški terapija ant scenos, nes atrodo, mes šnekam apie tas būsenas ir visą kitą, paskui tu jas sudėlioji, tu jiems duodi vardus, sudėlioji kažkokius personažus ir tu pradedi matyti savo būseną iš šono. Ir tu matai juos, žinai, kažkaip mes materializuojam tą būseną. Tai man tai šitas išvis darbas, aš tai čia tikrai atlieku kažkokią savo terapiją. O kiek laiko jūs statot, kiek jų būnat šitoj terapijoje dabar? Jeigu nuo pradėjimo važinėti prie jūros ir prie mūsų susitikimų, tai... Pradžia buvo kovo, man atrodo, nes? Į mikrofoną. Kovo mėnesį. Kovo, tai ten visą pavasarį iš esmės buvo iki gegužės 20 buvo tokie važinėjimai, kur aš atvažiuodavau po 3-4 dienas. Nes tu iš Vilnius, Jonai, taip? Jo, Vilniuje gyvenu. Taip. Ir kadangi aš paraleliai dirbau prie kito spektaklio, tai vis atvažiuodavau, kiek atitrukdavau ir po to jau nuo gegužės 20 mes dirbom čia iki birželio
18. 18 ir 18 mes čia rodėm fabrike, rodėm eskizą. Buvo eskizė, labai patiko, iš tikrųjų. O, tikrai kaip to pasirodė? Aš buvau paskutinės 5 minutės, man labai patiko. Paskutinės 5 minutės buvo kažkas tokio. Aš manau, kad nuo eskizo dar praėjo šiek tiek laiko ir jūs galėjote sugadintas paskutinės 5 minutės, tikiuosi, kad to nepadarė. Tai vad mes irgi tikimės. Tai dėl tų 5 minučių, kurias mačiau, būtinai ateisiu ir tikiuosi bus ir daugiau minučių. Tai vat, gerai, galime gal grįžti į dar anksti. Aš jau minėjau savo svečiams prieš laidą, kad jie sako, ko tu klausi, sakau, kas yra, kas bus ir čia, nu ir kas buvo. Tai kaip pradėjai, Jonai, galbūt režisuoti, kada užsinorėjai, koks buvo tokia santrauka tavo kelio į tai, kur tu dabar esi? Jo, su tom santraukom man sunkiai sekasi. Gerai, aš pabandysiu kažkaip. Niekad negavau stoti į režisūrą, visą laiką norėjau stoti į aktorinį. Man brolis, kuris studijavo tuo metu aktorinį, pasakė, tu nestosi į aktorinį tiesiai po šūlės. Tada aš stojau į verslo vadybą. Buvo ne kažką, po metų sužinau, kad yra tokia profesija televizijos režisūra, toje akademijoje, apie kurią nieko nebuvau prieš tai girdėjęs. Ir aš įstojau ten. Ir aš studijau daugiau kino kalbą negu teatro kalbą, bet tame yra labai daug bendrų sąsajų. Čia buvo naujas gan dalykas turbūt. Ne, nebuvo naujas. Nebuvo naujas. Tai jau ten gerokai tik tai juos rinkdavo anksčiau kas 4 metus tos režisierius. Ir tą bestudijuodamas aš daugiau linkau visą laiką link kino ir dabar man jis labai artimas yra. O teatras buvo tokia nuo paauglystės meilė savotiškai, žinai. Ir po to aš pradėjau dirbti ant reklamose, prie filmų dirbti, bet paraleliai atėjau į teatrą kaip video dalies režisierius. Tada pradėjom žaisti su Vidu Bareikiu ir su No Theater, su Fluxus visais reikalais. Ten vyko spektaklis po spektaklio, aš visur dariau video, dariau ir po vieną spektaklį aš pagalvojau, buvau stipriai pavargęs nuo teatro, nuo viso chaoso ir kas ten vyksta. Ir man kilo klausimas, ta prasme aš norėjau realiai išeiti iš teatro, nieko nedaryti. Ir tada man draugai užspaudė ir sako, tai klausyk, tai tu pats pabandyk režisuoti ir tada tu išsiaiškinsi visus dalykus ir tu suprasi, nori ten būti ar nenori. Ir tada aš padariau Yes Man Can. Ir nuo to visas užsivijo į tai, kad kažkaip padariau tą vieną spektaklį, toliau dirbau su video, tada pakvietė daryti kitą, trečią kažkaip ir aš čia. O čia nėra tokia pasimetimo tarp to ir kito pasaulio? Ne, čia yra, žinai, kas yra žiauriai įdomu mokytis apie kiną iš teatro ir apie teatrą iš kino. Tai tokia nuojauta, kad tavo spektakliai turėtų būti labai vaizdingi tokie. Jo, man svarbu vizualumas ir svarbu netgi kartais užkninu su aktorius, kaip jie turėtų tiksliai būti vienoje ir kitoje vietoje, vienoje ir kitų rakursų. Šiandien netgi apie tai šnekėjom susim. Ir šitas spektaklis turėtų būti gan, ta prasme, daugiau turėtų būti spalvos negu juodos tamsos teatrinės. Ne tik juoda balta, ne? Jo. Simai, kaip tu pradėjai kaip aš vaidinti? Aš pradėjau vaidinti mokykloje, kaip ir daugelis mūsų, kurie mėgsta ir pradeda suprasti, domėtis teatru. Mokykla buvo toks pirmas prisilietimas. Ir nuo ten man buvo aišku, kažkaip labai greitai, kad aš, jeigu kažką gyvenime ir sugebėsiu, tai nebent tą. O dar ką? Ta kažką. Tai ta, kur ant scenos būna, kalba juda ir dar kažką sako. Ant kiek gerai dar pamatysim, bet buvo labai aiškus nuo to impulsas. Tai tu buvai ten toj klasiai, kur visada laimėdai šauniausias mokinys ten? Ne, aš nebuvau blogiausias mokinys, blogiausias skaitovas. Bet geriausias šokėjas? Ne, bet su teatru ir kas vyksta tenai, man lyg ir kažkas sekėsi, bet su visu kitu aš buvau apačioje. Ir tada praėjo 2 metai, kai baigiau mokyklą ir įstojau pas Masalskį ir kažkaip viskas. Kaip tu ten taip lengvai įstojai, taip jau buvai apačioje ir taip lengvai pas Masalskį iškart įstojai? Nu, matai, tai sėkmė čia tokia jau, sakykime. Nekalbėkime apie tos balus ir tas smulkmenas ir iš viso, tai, nu, supranti, viskas iš vidaus eina. Ok. Ir viskas, ir Klaipėdos jaunimo teatras ir tu čia. Taip, nuo antro kurso, aš buvau antrakursis, kai mes įsikūrėm ir viskas. Daugiau niekur. Daugiau nieks nepriima. Ne, nieks niekur neinu. Neinu, gerai ir čia. Ne? Taip. O Laima? Aš buvo tokia laida Pagauk kampus.
jeigu atsimenu. Atsimenu, aš važiavau kažkada į filmavimą. Jo, man labai kažkodėl jinai patiko, ne kažkodėl, aš ten labai daug juokiausi ir man labai patiko tas dalykas, pati improvizacija, kad jinai atsiranda, duoda aplinkybės, žodį ir dar kažką. Ir, aš labai smagu ten būdavo. Jo, aš pradėjau to labai žavėtis, vaikščiau filmavimus, pradėjau savanoriauti, su aktorius susipažinau ir pradėjau vaikščioti spektaklius ir pradėjau vaikščioti žiauriai nesveikai spektaklius. Aš per metus pamatydavau, nežinau, 13-14 ir tų pačių. Aš išmokau tekstus. Žiūrėjau Richardą III ir sakiau kartu ten su aktoriais tekstą. Kažkaip man užplaukė tiesiog, aš nežinau. Aš tiesiog taip apsikrečiau ir man buvo ir aš jau žinau, kad aš baigsiu ir aš stosiu. Ir tada aš stojau. Apsėstoji. Ir apsistojau. Apsėstoji. Esu apsėstoja. Taip. Ir tada aš bandžiau stoti į Akadę. Akadė tai čia akademija. Muzikos ir teatro. Tai muzikos ir teatras. Ir neįstojau. Ir tada man eiliai pasakė draugė, kad sako, Masalskis toks yra, sirenka kolegijų kursą. Tada aš greit susirinkau daiktus, nubėgau į kolegiją ir įstojau, čia buvo 2008-ieji, įstojau į kolegiją. Tada ten buvo pramoginis scenos menas, tokia kaip ir nauja šaka ir Masalskis toks buvo kaip bandomasis triušis visoje toje sistemoje ir mes, žodžiu, mūsų surinko, reikėjo tada nuspręsti, ar tu eini, pavyzdžiui, šokio pakraipą ir į dainavimo. Pasirinkau dainavimo, padainavau pusę metų ar metus, tada sakau, noriu šokio, žodžiu, aš toks bardakas, biškai žmogus, tai aš tada perėjau šokį, pradėjau šokti, tada baigėsi 3 metai, Masalskis sako, kažkaip čia mažai, reikėtų dar metų, ne, ką galvojat, jo reikėtų. Sako, tai kur važiuojam? Gal, beje, buvo kažkokia mintis važiuoti į Visaginą, nes turėjom galimybę ten gauti patalpas. Ir dabar negaliu patikėti, kad aš buvau sutikus važiuoti Visaginą ir taip, viskas gyventi. Mano buvo pagrindinis argumentas, aš išmoksiu gerai rusų kalbą. Bet ten faina, žinau, kažkaip leidau ten labai daug, ten tikrai faina. O paskui kažkaip... Visaginas is the new cool dabar. O paskui kažkaip su Klaipėdos universitetu Masalskis bendravo ir pakvietė jį iš lyginamųjų studijų visą mūsų kursą. Ir jisai mus tada visus čia atsivežė, kas norėjo visi. Ir jisai surinko čia naują kursą ir sakė, pas mus buvo labai daug merginų, sako, surinksiu jums vaikinų. Mes, aišku, labai apsidžiaugiam, bet jis surinko ir merginų. Tai mūsų, paskui mes visi susijungėm, buvo didelė komanda. Tai aš buvau vienas iš tų vaikinų. Ir mes visi nusprendėm, kad reikia sukurti teatrą Klaipėdoje. O kaip dabar irgi mokosi kažkasgi teatro Klaipėdoje, taip? Yra studentai Masalskio 3 kursai šiame. Taip, o 3 kursus jūs dabar jau priimat pas save, yra gal kokie nors Klaipėdos jaunimo teatro ten Junior A, Junior B grupės ar ne? Ne, kažkaip Masalskis sako, kad jau užteks tų jungimų, mes toliau einam savo kažkaip keliu, o jie, man atrodo, savo ruoštų... O jie patys nekuria? Jo, jie kuria kažką savo naują trupę. Kuria savo trupę, kiek žinom, kažkokią dar nežinom vardą. Bet bus. Tvarka. Gerai, ką čia dar jūsų paklausti? Kaip tu tapai laidos vedėjų? Oi, mano kelias labai ilgas. Kaip tu tapai vėjų? Čia dar sudėtingesnė ir asmeniškesnė istorija. Gerai, mes dar žadėjome tu pakalbėti apie Panevėžį, labai norėjau Laimė. Apie Visaginą pašnekėjau. Bet čia daugiau kalbėti reikės tau apie Panevėžį. Gerai, aš galiu pašnekėti apie Panevėžį. Taip, aš labai norėjau pakalbėti apie pačią kūrybinę virtuvę, ko galbūt nemato žiūrovai tie į spektaklį, ko jie labiausiai galbūt nemato. Man patinka, kai žmonės klausia, ką jūs ten veikėt, ką jūs ten darot. Ir buvau labai nustebintas, kai kažkaip vienas žmogus paklausė manęs dabar neseniai, kiek jūs spektaklius vaidinat per metus. Ir aš jam sakiau tenai, 100 viršum, ką jūs ten dirbat, vaidinat ir nes... ką jūs mokite? Rimtai čia 100 spektaklių per metus, juokauju tu. 120. Teiktų neįmanoma. Čia su vaikiškai spektaklis, tai žinok įmanoma. Ir visų tekstus mokat. Dabar, kuri? Jo. Tai žinok, tai tekstai nėra sunkiausia. Aš kaip senas reperis, tai man labai įdomu, nes aš 10 metų repavau, o dabar tik tavo 3 tekstus prisimenu. Tai galvoju, kaip jie prisimena dabar tas 100 spektaklių. Pastovi praktika, žinai. Turbūt. Reikės prisiminti. Bet yra tų šiaip nevyriausybinių tų teatrų, kurie, jie privalo labai daug rodyti spektaklių, nes kitaip jiem išlikti nėra šansų. Ir tame yra didelė ir bėda. Ir šiaip aktoriai, kaip gyvena, tai man didelis klausimas ir iš ko. Man irgi. Ir tekstai, man atrodo, mažiausia bėda yra. Ten svarbiausia, žinai, prisiminti logiką, apie ką tu pasakoji scenai. Tekstą iškalti gali visi, jį pasakyti gali kai kurie, o veikti
žinai, iš to, tada yra kitas dalykas. Tiesa, galim pašnekėti apie kažkokius galbūt skaudulius teatre, kurie dabar vyksta. Ką galbūt norėtumėt pakeisti, jeigu būtumėt, nežinau, ant valdžios piedestalo ir leistų jums vieną ranką pamojus. Jonas turi patirties šitose reikalose. Jau kažką bandė pakeisti, ne? Bandom ir toliau dirbam ties tuo klausimu. Kuriuo čia klausimą? Kultūros, Lietuvos kultūros klausimų. Ir kartais man vienas kolega, kai paklausė, ką čia aš paklausiu, kaip to atrodo, tą pačią klausimą, kurį tu uždavai, sako, tai matyti greičiausiai reikėtų pakeisti šalį. Bet sopulių yra daug kultūros srity ir gal didžiausias noras visą laiką yra, kad iš tiesų norėtumėm visi keistis, o neprašyti, kad valdžia pasikeistų ar dar kažką. Bet visą laiką, kad užduotumėm savo klausimą, ar mes iš tiesų patys keičiamės, ar mes patys ieškom toliau to kelio. Niekada nebūna tokio jausmo, kad kai pradedi kalbėti labai bendrai apie visuomenę, kad kažką reikia keis, kad mes čia kiekvienas galim, automatiškai kažkaip mintise atsiranda tas jausmas, kad pasiskaičiuoji dabar, kiek turiu tų gyventojų ir aš čia dabar tikrai nieko nepakeisiu, čia yra nesąmonė. Nusimuilini iškart, tu čia. Čia visi keiskam, bet tai čia. Ir tada, aišku, pamatai kokį nors, nežinau, festivalį darom ir surinka visi šiukšlės ir tada sakai, gal visi ir galim tą aplinką sutvarkyti, bet vis tiek dar trūksta tų įrodymų, atrodo, ir netiki. Jo, bet žinai, kai kažkada Bartas užmetė tokį klausimą apie jeigu tau patinka filmas ir tu nežinai, kodėl jis turėtų patikti žiūrovui, ne? Tas filmas, kurį tu darai. Tai negi tu galvoji, kad tu esi vienas toks unikumas, kad tik tau jis patinka, o kitiem nebus kam patinka. Tai lygiai taip pat, jeigu tu galvoji, kad tu kažką gali pradėti daryti, tai gal dar kažkas irgi tą patį galvoja ir paaiškės, kad jūs nesusikonektinė kažkokioj grupiai, bet jeigu visi judės kažkaip į priekį, tai galbūt, nors abejoju, bet galbūt. Bet čia, žinai, čia abstrakcijos ir panašiai. Kultūra nėra ten vietos pas mus, kol kas pasaulyje yra visai kita svarbiausia ir tiek žinių. Tai tada smagiausias būdas pabėgti šitos realybės. Aš pats savo vieną naktį atsakiau, kodėl aš tuo teatru užsiminėjau. Tai toks, žinai, scenoj tu gali būti tam pasauliu, kuriam tu nori būti. Scenoj gali bent jau bandyti jį sukurti, realiai jį visą sukurti ir tą parodyti kažkokią dalį. Manau, iš aktorių pusės tu gali tapti, kuo tu nori būti. Ir kartu į tą pasaulį kurdamas tu vis tiek nebus taip, kad tu nenusineši šito pasaulio savo problemėlių, tavo aktualių ir panašiai. Bet scena tas legalus būdas pabėgti iš čia, žinai. Tas, už kurį tavęs nesmerkia ir dar sako, kaip faina, kad tu dirbi kultūrai, teatre ir panašiai. Galim padiskutuoti galbūt apie šiuolaikinę kultūrą ir vadybą arba ekonomiką, ne? Nes kažkaip viskas turėtų galbūt skatinama, kad kultūra pati užsidirbtų, bet kur tas kelias galbūt veda? Ar mums reikalinga tik tai pramoginė kultūra, ar ką jūs manot? Jeigu yra verslas yra nesvarbu, ar tu kuri pramogą, ar tu kuri dar kažką, tai verslas yra verslas, tokia pas mus realybė, jeigu tu gali tą parduoti, kažkas nori tą pirkti, why not, ne? Bet valstybinio požiūrį, jeigu žiūrint iš tos valstybinės pusės, ar savivaldybės ir panašiai, tai kultūra yra tas, mano supratimu, tai yra tas dalykas, į ką valstybė turėtų investuoti į kultūrinę pridėtinę vertę, pavadinkim taip. Į tuos kūrinius, kurie greičiausiai komerciškai niekaip negali atsipirkti. Į tuos dalykus, kurie skatintų visuomeniai plėsti pasaulėžiūrą, skatintų savimonę ir panašiai, nes tai yra daug didesnė grąža negu tiesiog ekonominis pelnas. Ne? Ir iš to pasekoje, jeigu mūsų žiūrovas pradeda kilti savimonę, jeigu pasiplatėja pasaulėžiūrą, jis tai, ką jisai daro. Jis gali emigruoti. Bet šalia to, tame, ką jis daro daug plačiau žiūrėdamas, daug kūrybiškiau žiūrėdamas. O neįmanoma vilti tokį dvipusį kailį, kad, sakykime, tai gali būti ir pataikojama kažkiek, tai, sakykime, nežinau, spektaklio ar projekto rėmėjų, bet kartu ir mintį išsakyti iki pat galo. Aš manau, kad visiškai gali. Kodėl taip nevyksta tuomet? Vienas dalykas, kad labai yra maži pinigai apskritai kultūrai. Čia ne apie tai, kad skiria mažai, pas mus viskas kainuoja pakankamai. Šiaip jeigu užsakinėjai kažkokius daiktus, produktus, scenografiją, dar kažką, tai kainuoja žiauriai daug.
o likusiai gamybai lieka žiauriai mažai ir praktiškai salių nuomai, ten, tarkim, repeticijų salių nuomai ir panašiai. Labai daug sueina į kaštus. Kitas dalykas, kad nieks nelabai pagauna to atsiperkamumą. Trečia bėda yra, aišku, žinoma, visą laiką dar marketinginė pusė. Kaip mes prieinam, kaip mes pasikviečiam tą žiūrovą, kuris šiaip neina į teatrą, ar mes jį pasikviečiam apskritai. Ir panašiai, toks kompleksinis dalykas, bet, jeigu tu pastatysi kokybišką, tarkim, gero Broadwėjaus spektaklio, muzikinį spektaklį, kuris tau ir kritikai neteis ir nepasakys, kad čia yra kažkokia nekokybė, ar kad čia nėra kultūrinės pridėtinės vertės, niekas tau to nepasakys, tai tikrai bus geras kūrinys, bet šalia to jis bus ir komerciškai sėkmingas. Nes jis bus įspūdingas, jis bus, šoklus ir panašiai. Tam yra masė priežasčių, kurie prasideda ir nuo teatro mokyklų, ir nuo praktikų, ir nuo sąlygų, kuriuose jie studijuoja. Žiauriai giliai ten, man atrodo, tūnatas. Ką mano Laimas su Simonu? Nežinau, vienas dalykas, tai turbūt sutinku, kad kai Jonas sako, kad teatras bet kokia atveju ir bet kokia kultūra kuria bendrą vidaus produktą, netgi vertę ir kyla jisai, tai vokiečiai yra įsiaiškinę ir jie investuoja į kultūrą milžiniškus pinigus. Lietuvoje vis dar žmonės galvoja, kad teatras išsilaiko iš bilietų. Mane sako, tai iš ko jūs gyvenate, kalbate iš bilietų, ir kad jam pasakai, kad teatras pats iš savęs yra nuostolinga veikla, tai jam būna šokas. Ir man atrodo, aš ir dabar sėdžiu ir netikiu dabar, man ką sakyti, aš negaliu patikti. Taip yra, teatras iš savęs yra nuostolinga veikla ir jis tai išsilaiko tik tai iš finansavimo. Tai man atrodo, kad taip atrodo ne tik tai žmonėm, kurie nieko bendro neturi, tiek galbūt kurie ir dalina tą finansavimą, kad turėtų iš bilietų išgyventas teatras. Bet yra daug teatrų, kurie laikosi gerai, ar tik pavieniai? Nežinau tokio. Nežinau, tai iš viso? Ta prasme, galbūt Lietuvoje, gerai. Nekomercinis? Ta prasme, komercinė, man atrodo, manau, turėtų gerai laikytis. Ta prasme, ir labai gerbiu už tai, kai jie, ta prasme, jie ateina ir sako, mes pardavinėjom lengvą komediją, kur jūs ateisit ir pasijuoksit apie antrą galą, ne? Okei. Ir tą gauna žiūrovas. Jo, tas pats yra su komerciniais tais visais filmais, kurie yra dabar rodosi viens po kito, kur ateina žvaigždės, pamojuoja tie patys, kurie yra iš teliko, kas labai gerai veikia marketinginiu aspektu, žinai, gamyba tų filmų yra žiauriai greita, žiauriai pigi. Ir ta kokybė yra tokia, kad ten nėra audiovizualiniai filmai, ne vizualinių aspektų pasakojimai vyksta, o tiesiog hi-hi-ha-ha, žinai. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog yra kas tą nori pirkti ir yra kas tą nori parduoti. That's life. Laima, dabar jeigu pakviesiu tave vaidinti į kokį nors naują lietuvišką serialą, ar sutiktum ar ne? Reikėtų tu mane pakviestum, tu režisuotum? Jo. Ai, tai gal, tai nes ten būtų iš Panevėžio Chebros. O tu tiesiog sutiktum iš idėjos ar dėl pinigų didesnių? Ne, tai pirmiausia reikėtų paskaityti scenarijų, apie ką tu norėtum kalbėti. Apie antrą galą ten būtų. Gal atsisakysiu, gal Simukas man norėtų. Simukas norėtum? Apie pirmą aš gal. Apie pirmą. Supratau, ar neturi tokios, niekad nebendraut, nešnekėjot apie pasirinkimą, galbūt iškeisti kartais dėl geresnių pinigų teatro sceną į, sakykime, serialų, tą televizijos sceną? Ai, nežinau, manęs nieks nekviečia. Bet jeigu kviestų, pasitartum su draugais, ar iškart sutiktum, ar... Pasitarsiu su draugais. Pasitartum, ne? Galvotum, čia taip gerai man, ar čia taip blogai? Taip. Supratau, mes tada gal baigiam jau po truputėlį pokalbį, matau, kad šiandien per daug šneku eterį. Tu geriai kavos. Geriau kavos, taip. Ir šiaip labai įdomus pašnekovai. Tai gal tada primenam klausytojam ir žiūrovam ir visiems, kas prisijungia prie mūsų ir jaučiasi gerai, gerose bangose apie spektaklį, kurio premjera jau tuoja, ne? Mes nepasakėm to spektaklio pavadinimą. Taip, tu pasakėm pavadinimą, tada kur jis vyks, kokia bilieto kaina ir kaip dar galima šį spektaklį paremti. Aha, kokia bilieto kaina, tai aš tikrai nežinau, aš dabar žiūriu realiai. Apie ekonomiką vašnekam ir pinigus ir nežino savo spektaklio kainą. Spektaklis vadinasi Rem. Taip pat kaip grupė, ar jam yra? Čia žinau šitą. Sena labai grupė. Labai sena grupė. Apie super merginas dainuoja. Bilieto kaina yra prieinama. O bilieto kaina, manau, kad prieinama tikrai labai nesu. Kiekvienam, taip? Ne.
O kur Amžiaus vyks? cenzo, atrodo, irgi nėra. Vyks, kaip jūs vadinat, Klaipėdos kultūros fabrike. Taip. Ne, daugia funkcijai saliai. Šeštadienį, rugsėjo 9 dieną. 7 val. Ir šiuo metu bilietuko kaina yra tik 9 eurai perkant tiketoje. Supratau. Tai ką, visiems tada palikėsiu aplankyti. Čia toks nekomercinis, kaip supratau, bus spektaklis. Ne, bet smagus. Bet smagus. Tikrai smagus. Turka. Tai ačiū Jums labai, kad atsukot ir pašnekėjot tą Ačiū tau. valandėlę su manim. Ačiū tau, iki. Iki.